o matė kaip kombainininkas gimsta, va. Panašu, kad sekmadienį galima švęst. Oi, tas žemės ūkis nenuspėjamas. Labuka. Nu da, iš tokios vietos nesusveikinėsi su jumis. Matė, ne visų tenka iš gyvūnų būna, kai gimsta nežmonį, tie naujagimiai žvėriai, o matė kaip kombainininkas gimsta, va. Tiesiai, va, esu kaip dalėm pašyčiai, iš kombainaus vidurių. Kuo daugiau einu aplink kombainą, tuo daugiau gedimų randu, jaučiu greičiau jau prasidėtų jau apjūti. Čia pačioj, va, traukutės obuoliukas išdėlės tokį radau, tai nusipirkęs jau turiu varysiu pakeisti. Ir turiu va bėdą. Šičia dar. O, gumas suplyšęs. O, visas suplyšęs gumas. Tai žodžiu. Ole, patogu čia. Tai va, imam keičiam. Nors ir šiaip čia tokių tų smulkmenų prie kombaino, kiek radau, kai sakau, greičiau darbai prasidėtų. Ir nereiktų nieko tvarkyti, nes greičiausiai visi remontai pasidaro, kai būna jau technika laukuose ir viskas. O, tai dabar kažkaip reikia išlysti į tenai. Išlysiu, nes dar reikia pasimt, čia visokių kaladžių reikia pasiramstyti, kad nenukristų čia tavo lenta. Ai, beje, mano modernizacija kombainaus nepavyko. Čia kai tų kamerų prisipirkęs buvau. Tai... Nu, pasirodau ekraną pirkęs čia gal 4 metai, 3, 4 gal labiau. Tai jau tokių senų ekranų, tipo, negamina jie ten senos sistemos. Tai niekas nesigavo, laidus kamerų prasivedžiojau gražiai, viską tvarkingai. Ir vis tiek šūdas išėjo, nieks ne vienos kameros nepajung. Tai reikės bandyti kokiam AliExpress'e gal, kur ieškotis, gal ten kažką pigiau rasiu. O daugiau ką, vakar buvau pradžiūvę. Per dieną gerai, vakare truktelėjau lietaus 20 mm, o, ir vėjai ramus kokiam 4-5 dienom panašu. Ai, žodžiu, kada čia tam ūkininkui bus gerai, ne? Tai va, gerai, chebrytė, lendu lauk ir einu ieškau detalių. Su drėgnu mačiu, kad nelakstau po laukus, nu bet pasižiūrėti vis tiek reikia, kas vyksta. Čia dabar po pievos, kur pasėdas tas žemukas rapsiukas. Šiaip ražyna matosi graži, sveika, žalia. Berods pernai tai turėjau rudą ražyną. Ar su ligom, ar su vabalais kažką buvau prasileidęs, tai nu šūdinai tragiškai buvo. O čia dabar irgi užkandau biškį iš to rapsiuko savo. Atrodo, va, iš toli žiūri gražu žalia, atrodo viskas. Bet paviršius tik ta žalia, sakau, ruda. Paviršius tik tai rudas. Žemyn pasileidi, nu iš krašto gal ne taip, bet čia buvau įbridęs kažkur į lauką. Tai žemyn pasileidi viskas, nu čia sprindukas viršui žalias, rudas, vėl vajotus. O žemyn žalia dar čia. Tai aš kažkaip irgi, nežinau. Dėl rapsų tai tikrai netrizniuoju, nestresuoju aš čia, kad greitai važiuot kult. Pirmiausia, vis tiek dalį kviečių apsikulsim, ypač tų ankstyvų. Ir tada judėsim į rapsus. Nu, aš čia iš tų vėlyvesnių galvoju, šitas laukas gal rudžiausias už nugaros man kur yra. Nes kiti visi tai net pravažiuojant, mašina net, kai sakau, net neverta sustot pravažiuojant, matosi žalumas prasimuš. Tai va tai, ir tiek, kad reikia kažkaip ištaikyti nusipurk žirnius. Ne visus, kai kuriuos laukus, kur žoliais peraugu. Bet kad va, tie juodi debesys, tai šiandien gal 2 ar 3 kartus jau lyjau. Iš niekur nieko, va šviečia saulutė, smagu, va, už nugaros ten irgi juoduoja. Gražu, šilta, gerai, pys truktelė lietaus. Ir viskas, na bet ką, kada ūkininkui gerai buvo, ne? Nu, čia Avengelis, tai dar žaliau. Dar daugiau žalių visų. O. Ir stiebai žalutėliai ir apatinės ankštaros žalios. Čia kitoje pusėje irgi va tas pats žemaūgis yra. Bet dabar biškį žiūriu pasivienodinau lygis jų. Buvo jie čia kairėje pusėje, tas Avengeris daug aukštesnis buvo negu šitas pasmuko, arba šitas patysiu.
Nu, bet faktas, kad čia yra jau kas pjauna rapsą, pas mus tikrai. Aišku, gal ir per džiovyklas leidžia, nes vežė į kooperatyvą, mačiau atvežė 8 drėgmė buvo. Kažkas tai jaučiu pradžiovintas, nes nu tiek netikiu, kad buvo, nes nebuvo fiziškai, kada išdžiūt, ta prasme, tik prapučia pusdienį ir pyst vėl užlyja. Tai va, tai jau ir, aišku, nepykęs to ant to oro, nu čia nepakeisi nieko, bet jau būna kartais abydna darosi visiškai ir neramu. Nu, bet reikia tikėtis, rapsai nepradės dykt ankštarus. Nu ir toliau matosi Avengerio, o grynai žaliuoja. O, kaip žalia viduj tenai. Nu bet ką, pažaliuos ir nustos, ir grįž į tą rudumo stadiją. Rapsas jaučia, kaip pavasarį būna, nesvarbu kokią temperatūrą. Pradeda jisai vegetuot, kilti į viršų, aišku, lėčiau negu kai šilta. Tai taip ir su ta branda. Lyja ar saulė šviečia. Atėjo jam laikas ir jisai vis tiek džiūsta, nokst. Nes čia dabar, kad ir lietingos vėl dienos nuo... Kada čia galvoju? Nu tai visą šią savaitę, nuo pirmadienio, šiandien ketvirtadienis berods. Tai visą savaitę, kad ir lietinga, bet jie rapsai noksta stipriai. Bet va, iš dalies žiauriai gražu, va, žalia ražiena, patys stiebai žali. Aš čia skundžiausi, kad žalia, ne? Bet esu iš agronomų girdėjęs, kad gero sveiko rapso ženklas, jeigu nukuli, nu, kai nukuli ir jeigu lieka ta ražiena žalia. Tai gal nesu visai šūdarankis. Biskį toks. Jau iš tikrųjų viskas, jau kombainai, jeigu jau taip prispaustų reikalas, jau galima ir važiuoti iš tikrųjų ir pjaut būtų su juo. Nu tai dar ten kederių peiliukus kelis reiktų pasižiūrėti, gal pirštus, dalgiau kelis, žinai, bet kabinetą išsivalyt, langus nusivalyt ir viskas ir važiuot, kuro užpilta, tepalai patikrinti, šiandien susitepiau, grandines susipurškiau, susitepiau visas, tai galimai būsiu jau pasiruošęs, nors kad taip vėlai pasiruoš, 23 Liepos, nu kokie jau 5 metai, tai tikrai nebuvo taip tinginys, nesakysit, apsileidęs. Bet o tai ką dabar? Atostogauti irgi reikėjo, geriau orai buvo, valyjo, reikėjo po Lenkiją važinėti, super viskas. Oi, gerai, dar likiu iki žirnių poros laukų pažiūrėti, reikia nutart, kuriuos purkšt, kuriuos nepurkšt, tai padėsit man įsirinkti. Kas čia per šabakštynas? Ta prasme, sėta jarimą, 2 laukai jarimą pasėti žirnių. Tai vienam viskas ok, švaru, ta prasme, nematau problemos, ten nėra ką net purkšt. O kas čia per, nežinau žodžio aš to. Ir tas, kad nu tie žirniukai, tai taip jau labai žemai. Labai žemai. Eina, mačiart. Ale kukuosi. Žinau, tas video, kai bus apie žirnių kūlimą, tai ten bus jaučio vienas ištisas pypsas uždėtas ant to video. Na, bet čia aš nekėjau na dieną su kažku. Kai sako, tai iš 5 metų vienus, jeigu papuolas tačius žirnius nuimtai gerai. Nu, gal pas mane iš 5 2. Tokį būna visiškai lafa, atlėki, pralėki. Nu, kitur būna, kitus tuos 3 metus būna reikalų. Tai va papuola, kai tyčia, dabar šlapia. Žiauriai šlapia, ta prasme, čia to lietaus, kai gavom, visą turbūt lietų gavom. Tai kederis nešviežia žemės, limpa, kimba ant to kederio apačios. Pradeda pešt, tada stoji, tada jau pradeda pykint, net pagalvoju. Nu, bet bent jau tas, kad galvoju, nėra, čia pagal kaip kulsiu, tai čia žiūriu šonų sugulė. Nebus, kad grinai pagal sugulimo kryptį ar kažkaip, aš čia kokių pavienių žalių pilna. Tai viskas dar pusė velnių gal bus. Reikia tikėtis. Nu, reikia guost save, ne, kaip sako. Vis jeigu neguosi pats, tai kas tave paguo. Bet čia viskas reikia. Jaučiu šiandien tai neišeis, nes čia lietaus rodo iš kampų. Bet rytoj viskas varyt purkšt.
Nes bent jau minimum tų pačių 10 dienų reikia, kad suveiktų glifosatas ant žaulių kažkiek. Nėra čia jų daug, aišku, bet jūs taip pat skijas viską bunkerį greitai, kad... Oi, keista. Nu kaip keistai. Su tiek lietaus tai normalu. O jo, čia matau ir išbirusių yra žirnių. Tuščių ankštarų, žiūrėkit. Tai jau ant žemelės pilna ir gal sudygęs netgi žirnis. Dar ne. Bet jau tuoj. Kokia? 25-30. Jo. Minkštotokai. Nu, bet tai lygiau čia. Ir vakar, ir šiandien, kelis kartus. Gerai. Nu, kadangi čia šį metą jau apjūtei nebus tokia lengva ankstyva, kaip pernai buvo, tai panašu, kad gali reikėti paskui kombainą važiuoti su sėlka, tai reikia biškį prieš darbymetį dar ir šitą sėlką pasitvarkyti. Nusiminėjau kojas, reikės apvirint kraštus kietlydiniu. Pernai padarėm, tai šiaip padėjau, nes labai nudrožė galą šitą. Kaltas dar kaip kaltas, bet šitą patį galą labai nudrožė, sutrina. Tai va, reikia tą nusiminėti. Čia daugiau prie sėlkos, neplauta nuo pavasario likus. Užlyjų atkabinau. Po to reikėtų dar turėtume spėti, manau, va, nusimt šitus valytuvus reikia. Va, ir pasivirint prie jų galo biškį. Nes kai sausa viskas, ok, čia jie kaip ir nereikalingi, bet kai šlapiau bus, nu tai va, jie nudėlė, va, mato, tarpas koks yra. Ir jau reguliavimo neturiu nieko, jau ką padaryti su juo, tai reikės atsitolinti. Tai šlangos kelios yra dar įtrūkę, čia va, vieną kai tik išsėjimo šlangą reikės, pavasarį kas jau įtrūko, o daugiau ką praeit susitepti. Ir jie kaip ir viskas. Čia buvom, šiaip ir pavasarį mes jau apsitvarkę. Ne pavasarį, rudenį pernai. Prieš sien apsitvarkėm ir kad čia nieko daug nepasėjo. Nuo pernai rudens, nu tai gerai, čia rapsų vieniem kitiem biškis, nu maks iki 300 hektarų, nedaugiau. Tai nusiminėt kojas, čia biškį durna, kaip per vidurį prilyst reikia, bet kažkaip įlys. Nusimsiu kojas ir nešti į garažą. Tata turėtų apviryti, turim kietlydinius su kempu, beraus virina, jeigu neklystu. Kažkaip padarysim, žodžiu, yra reikaliukų, tas oras čia knisa protą, nors dabar nuo Vilkaviškio pusės pirmą juodulys buvo, bet dingo dabar. Tai gal ir neteis daugiau šiandien lietau. Rytoj šiaip rodau sausą dieną, tai važiuosiu tuos glifasuot žirnius. Praleikiau čia pirmai pro laukus, tai purkšiu visus. Nes paskui bus vienas purkštas, kitas nepurkštas, nevienodai pribręs. Ir, nu, bus reikalų. Nors dabar galvu gal geriau. Ne, važiuosiu vienu kartu visus nupurkščiau ten tą dieną. Šiandien taip pat taip savaitę vis tiek juos kult reikės. Tikėkimės ne, kad neprisišnekėčiau. Ne, gal ir nieko, bus viskas gerai. Pora laukų yra, kur žinau, kad nėra jau jie tokie lygus. Tai kad ir tie žirniai priplakti prie žemės jau priguldyti, nu bet... Nu pora tokie, kad nelygesni. Visi kiti, ta prasme, nu žinau, kad tas laukas lygus. Be jokių tenai sumetimų, išmetimų, be duobių, nu tai bus paprasčiau gal kult. Tai va, okei, einu prie sėjamosios toliau. Darbuotis. Reikia ir jai dėmesio parodyti. Nuėjo debesys lietaus. Maja tau. Nuėjo lietaus debesys. Išvariau nusipurk žirnius. Čia tai aišku vienas toks prastesnių, sakyčiau, laukų. Nu jie čia aukščio mane kiek kauliukų. Eina peklon. Ir tik tai, na aišku, čia buvo tas vienas iš bandyminių laukų, kur tiesiogiai sėjo nieko nejudinės. 15 cemų gal kaltą judino dirvą. Tai šiaip kaip ir labai neblogi. Tie žirniai, tik aišku, jie vat į vieną pusę visi palenkti. Tai panašu, kad reikės šitą lauką važiuoti, kultus įvažiuoti. Čia iki galo, kiek čia jis, kokie 600 metrų ilgis. Kažkas tokio. Ten tolyn va iki miškelių. Tai, į vieną pusę paversti
bet ir kitus laukus, va, kai dabar purškinėjau, tai, nu, daugumą, ačiū Dievui, kai sakau, į šoną pagal kūlimo kryptį, taip kaip kūlsiu, tai į šoną paguldyti labiau, kažkiek. O taip, yra ir labai suvoluotų, va, kai čia matyt, va, pro tarpą tą medžių, kokį škvalai vėjai užėjo. Yra tokių va suvoluotų, čia tai ir iškulta. Pilna atidarytų jau anksčiau, va. Na, tuščia. Bet, nu yra vienas kitas ant žemės, žiūrė. Yra. Bet šiaip yra palyginus neblogų, tik tokių paspaustų. Bet faktas, kad bus ką veikti šiemet su žirniais, tai likiu dar pabaigt purkšt, liko kokie 15-14 hektarų, tuos nusipurškiu ir iš dalies bus gerai tas, kad nereikės per kūlimus, važiuoti glifosuot kažko. Ir tik tai va dar niuansas. Čia kai buvo per žydėjimą, jie nudeginti, pakol kas neaišku nuo ko ir kaip ir kodėl, o kaimyno nebuvo nudeginti. Aišku, ir veislės skiriasi, jis ir šiek tiek vėliau sėjęs yra negu aš. Bet pasyva žalumas, kuo puikiausias, dar jie žali. Ir mano tokį turėjau būti. Va, irgi va tokį žali. O mano va žali nuo lipiko, nes prasimušė lipikas į viršų. Tas irgi gėris. Jį bytate koks geras. Ai, žodžiu. Reikia va parodyti ir visokių feilų nesąmonių. Ne tik jau čia gražius laukus rodyti. Va, kampe usnės kadagiai auga. Matot, nesu ir aš tobulas. Nesu. Judu pabaigt purkšt ir noriu vakarienės labai. Varom į ten, va kažkaip. Va į tą pusę. O. Turim 17 beveik. Nu jau ėmiau tokias sausesnes varpas, bet aišku, tai va galuose, kur jį važinėt. Tai yra žalių. Ar net ir stiebų žalių čia vienam lauke mačiau. Ai, beje, tai sveiki, sekmadienis. Kaip ten, sekmadienis yra puikia diena pradėjo darbus, ne? Jau čia vakar pas mus kaime vienas pradėjo kult kviečius, tą patį Mauricijų ankstyvą, ką ir mes turim. O, jėt. Tai buvo apie 18-19 drėgmė bent jau, ką girdėjau. Tiksliau, ką rašiau ir ką man atrašė. Bet, nu, turi džiauvyklas viską, tai kaip ir problema nedidelė. Aišku, džiauvykla per naktį užė, dar net ryte girdėjosi. Tai 17 aš tai tikrai nekulsiu, per brangus džiovinimo įkainiai, plus dabar jo rankos rodo 17, tai kombaino pravažiuosi bus 18-19. Aišku, rytas dar dabar, kas čia yra, pusė 11. Didelė labai naktį rasa buvo, tai gal tas variantas nepadėjo dar irgi, nu, atidrėkia, gal po pietų, bet panašu, kad lėkiu dar iki rapsų pažiūrėti jį, nes čia per porą dienų labai gražiai nurudo, tai gal ten rasim kažką. Nu, atvarėm iki rapsų, Avenger veislė, pilna pačioj dar žalių. Ir tuo va tiesos akimirka, kiek bus drėgmės. 15-3. O jau realiai ėmiau labiau taip, nu ir nuo viršaus sausesnes. Ir vieną kitą įmaišiaut, čia dabar neramybė. Čia 0,6 žemukas, 12 rodė. Tai taip, kad į šitas dvi veislės, ne, nu dar likau nebent prie pat namų, kur yra tas Pionierius 322, tą pažiūrės. Bet panašu, kad sekmadienį galima švęst. Į bažnyčią dar gal spėčiau. Nu, va, prie namų tas 322 Pionierius, kur ale ankstyvesnis. Pilna, va, dar geltonų, rudų ankštarų matosi. Plus čia ir pašaldytas jisai, kai buvo vienur kitur. Tai čia tik 14 drėgmė. Taip, kad čia su rapsais šiandien tikrai ramu, rytoj lietaus rodo, kad ir nedaug, bet vis tiek. Tai, nu nebent sakau dar į vakarą, kadangi didelis vėjas, saulės yra, nebent į vakarą dar nuleiksiu iki kviečių pasižiūrėti vieną kartą. O taip, tai visa laimė da, kad neina kult iš tikrųjų, nes da kombainai, nu beveik kombainas paruoštas, bet visą kitą dar reikia biškį patvarkyti. Oi, tas žemės ūkis nenuspėjamas. Prieš pietų sakiau šlapę, ne? Tai va, pravažiavau po pietų, dabar tai minus 3,5% nuo to, kas ryte buvo. Tai va, kombainukas užkabintas, suruoštas. Varom, sekantis kadras iš laukų.
pirmi grūdukai vyra in bunkerį, tai yra į priekabą. O. Gal atsigulinėjau, tai yra tokių ir žalesnių, tai žodžiu, dėl to švarumo pasireguliuosim. Drėgmė bent jau kombainas ką rodo ir drėgnomatis, tai telpam į 14% laisvai. Tai žodžiu, varom pirmin, galėjau gal ir anksčiau pradėti kuldą. Čia kai su tuo glifosavimu lankų. Vieną dieną per anksti, kitą jau per vėlai. Žodžiu, varom pirmin, pažiūrėsim. Pirmas laukas padarytas, fūra pilna. Dar sustojau fotosesijoje gražiai, kol švarus kombainas neišterliotas. Tai, aišku, šiaip iš tikrųjų maniau bus šlapiau po tiek lietaus. Drėgna žemė, labai tvarkingai viskas, bet nei prie ratų kimba nieko. Čia Kaune draugas kulė šiandien irgi rapsą, tai prieš pietus rašau. Jau du krimpimus turėjom priekabų. Tai va, o šiaip super sausi. Tuoj netruks sužinoti ir kokybė kokia, ir tonažas gaunasi. Čia nepilnai 5 hektarai plotas, 4,9 kažkas tokio buvo, va. Tai tuoj sužinosim tikslesnius skaičius. Ir tiek, o šiaip ačiū Dievui, jau pradžia padaryti. Nes jau čia laukėm. Tai galvoju, 26 diena vėliau, pernai 25 ar 6 išvarėm irgi. Nu žodžiu, panašiai labai. Tai va, liuks. Beje, dar prieš išvažiuojant pastebėjau, sužinojau, kaip čia dabar pasakyti, kad kondiškiai neveikia kombainė, freonas išėjęs. Nu tai taip, gaiviai dirbu šiltai. Bet gerai tas, kad buvo beveik visą laiką dabar saulėje pasislėpus debesysi, tai nekepinu per langą. Žodžiu, viskas, varom tolyn. Nu va, pasidarbavom, pradžią išvažiavę neblogai. Apie 14 hektarų pavyko pabandyti. Vieną reisą padarėm, vat išvežėm tai ekstriniai. Čia ir kiti turi būti. Šitą veislę, kai auginam, visada į ekstra būna. Sausi, gražūs, viskas liuks. Tai startą užskaitom. Va, lempos šviečia labai neblogai, labai gražiai. Super. Tokias lempas turint, tai tik naktim ir kult reikia, čia vienas rašė, draugas. Tai va, žodžiu. Šiai savaitėje kaip tyčia, va, žinot kiek valandų yra? Pusė 11. Sekmadienio vakaras, viskas, darbų gana. Džiugu, kad pavyko pradėti javapjūtę. Šiaip iš tikrųjų pernai lygiai tą pačią dieną, 26 pradėjom. Tik tai pernai stipriai mažiau prikūlėm, pirmą dieną neatsimenu kodėl, bet tikrai daug mažiau. Tai nukūlėm gal pernai 6 kokius 8 hektarus ir viskas. Nors čia šiandien ir vėlai išvažiavom ir viską. Tai va, dabar viskas, reikia kabintis. Va, vežimėlis ten laukia. Kabiname į skederį. Bertas va baigia užsidangstyti tentus visus. Va, susiraiščioja, įtempia, kad nepamestų. Ir reikia žinot, ką važiuoti daryti. Taip. Laistyti pirmą javapjūtės dieną. Kokio tai kvietinio gėrimo, ras gal kviečius pradėjom kult. Bet jeigu rapsą kultume, tai aliejos, tada gertume, ne? Rapsinio. Gerai, iki greito, kitą savaitę susitiksim. Bye.